Sveiki, įsijungė Lietuva Amerika, kaip visad su jumis esu aš, Vincentas Plaudinskas. Šią savaitę ir per šią seriją mes kartu su Žygiu pirmoji daly aptariam ir apmastome tai, kas įvyko šią savaitę, o tai yra labai svarbus renginys tiek Lietuvai, tiek mūsų partijai, Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams. Pas mus į Lietuvą atvažiavo Europos liaudies partijos politinė asamblėja. Tai iš ten kilo labai daug įdomių minčių. Svarbiausia iš tų tai yra, kad Europa mums mato ir žino, kad mes suprantam, kas yra gynyba, kaip reikia gintis ir, nespoilinsiu. Matysit, išgirsit. Antroje dalyje yra trumpas žodis iš pačios Europos liaudies partijos, iš pačio prezidento. Toks trumpas pasveikinimas, trumpos tokios mintys ir tada po jo legendinė Žygio vadinama Eva Gustafsson iš Švedijos, kuri ir savo mintis pasako būtent vėlgi apie Ukrainą, apie gynybą. Visa šios serijos esmė yra gynyba, Lietuva ir pergalė. Tai gero klausimą. Sveiki, Žygi. Džiugu matyti, kad jūs esate labanore po labai produktyvios savaitės ir ne tik produktyvios, bet itin reikšmingos. Šią savaitę kaip tik praūžė ilgai lauktas, tai yra laukta EPP politinė asamblėja, tai yra mūsų platesnės politinės šeimos europiniu mastu konferencija Lietuvoje. Pirmą kartą Lietuvoje ir pirmą kartą apskritai Baltijos valstybėse. Ir tai galbūt, galvojau, pakalbėkime pirmą, kaip visą tai atrodė, kokie įspūdžiai ir kas svarbiausia jums atrodė. Na, gal aš jau turiu per daug tų metų, tai aš vis tiek į viską žiūriu per tam tikrą kontekstą. Tie patys krikdemai, kurie susirinko pirmą kartą Baltijos šalyse prieš 35 metus mums rašė laiškus, kad neskelbtume nepriklausomybės, turiu omeny kanclerį Polį. Beje, jo anūką susitikau Berlyne, kuris atvažiuos pas mus į Lietuvių vokiečių forumą lapkričio 17. Jis jau kalba visai kitaip. Ir turbūt tame ir esmė. Jau antra ir trečia karta žmonių pasikeitė, kurie pradėjo kalbėti kaip mes. Pirmą kartą visa galingiausia europiečių krikščionių demokratų šeima, ogi krikščionys demokratai ir sukūrė Europos Sąjungą, prireikė faktiškai beveik 40 metų, kad jie kalbėtų kaip mes. Ir kaip simboliška, kad ne tik visi paneliai buvo faktiškai okupuoti lietuvių ir ukrainiečių, kurie bandė tą ukrainiečių patirtį išversti, bet ir net ir tie patys sprendimai. Faktiškai vienas iš pagrindinių rezultatų yra tai, kad mūsų pirmininkas, vienintelis partijos pirmininkas iš vidurio ir rytų Europos, kuris nėra vicepirmininkas visos šeimos, buvo paskirtas vadovauti visų Europos krikdemų saugumo ir gynybos nuolatiniai grupiai, kuri ruošė mūsų šeimos požiūrį į gynybą. Ir tuo pat metu kitas mūsų partietis Andrius Kubilius sėkmingai Briuselį patvirtino, dėl ko jis negalėjo su mumis būti, nes jis dirbo darbus Briuselį, patvirtino savo vadinamąjį roadmapą, kelio gaires į visos Europos Sąjungos gynybos faktiškai spragų likvidavimą iki 30-ųjų metų. Ten 9 spragos įvardintos ir mes dabar visų pirma sukursim tą materialinę bazę, galima sakyti, sutvarkysim tuos segmentus, sudėliosime mūsų karinės pramonės taip, kad mes bent turėtume kuo gintis. Ir tai, kad du lietuviai realiai kūrė gynybą visos Europos, būtent krikščionys demokratai yra, fantastiška. Ir aišku, ir ugninga Ingridos kalba, taigi jos apygarda, bet tai nėra tik jos apygarda. Aš dar prisimenu, kad tai buvo ir karinė bazė, kuri dalyvavo veiksmuose prieš mane ir panašius studentus sausio 13.
Ir aš dar priminiau, kad čia yra ir Sapiegų rūmai, nes viskas buvo į Sapiegų parke. Tai grubiai šnekant, Europa grįžta į tą senąją, didžiąją, galingą Lietuvą, kuri kaip kažkada Sapiegos pradeda braižyti Europos gynybos gairias, nepaisant visko, kas įvyko, nepaisant netgi visko, kas vyksta. Tuo pat metu vyko tolesni socdemų skandalai, jų radikalūs partneriai siūlė plėšyti mūsų kariuomenės vadam antpečius, vyko diskusija, ar vis dėlto į gynybą ir į trinkeles reikia investuoti. Jokinga diskusija palyginus su tuo strateginiu lygiu, kurį pasiekė mūsų partiečiai, mūsų krikščionys demokratai, nes juos, faktiškai pagal jų patirtį visa Europa stato savo gynybą. Tai buvo graži savaitė, jos aišku mažai kas Lietuvoje pastebėjo tuose socdemų purve ir mele, bet dėl to ir darom šį podcastą ir manau, vėliau kalbantis europiečiai po mūsų patys pasakys, kodėl jiems ta Lietuva tokia brangi ir svarbi būtent šiuo momentu. Amen, tikrai taip. Ir vėl grįžtant prie to pačio, tų darbo grupių paskirstimo, sakykime. Tradicija ar pati mintis yra ta, kad, aš manau, čia yra svarbu, kad mūsų klausytojai šitą suprastų, kad EPP struktūrose iš esmės koordinuotų reikalus išrinktieji vadinami vicepirmininkai, kurie iš esmės pačios partijos valdybos nariai, sakykime. Ir kad mūsų Kasčiūnas yra būtent vienintelis, ne tik kad partijos pirmininkas, bet kad neišrinktas, sakykime, ekspertas vos ne iš vidaus. Jis yra vienintelis, kuris kuruoja būtent tokią svarbę sritį. Aš manau, kad tai parodo, kad mūsų šitą europinė šeima, EPP, supranta, kas labiausiai iš tiesų šitos dalykus supranta Europoje ir kas iš tiesų gali kažką rimto pasiūlyti. Čia man buvo gal... Tai supranta, nes socdemai visą laiką prisitaiko prie mūsų ritmo, kaip įvardino mūsų vadai, net ir dabartiniai komisijos siūlymai, iš esmės yra krikdemų siūlymai, socdemai eina iš paskos, pritarė, bet niekada neinicijuoja panašių dalykų. Na, o apie kitas grupės aš nebekalbu, ar tai būtų radikalai iš kairės, iš dešinės, su kuriais mūsų socdemai bando patalų savo plotis, jie paprastai tam prieštarauja. Bet kol kas mes vis dėlto Europoje su tais normaliais socdemais turime daugumą, mus palaiko net ir ne visada koalicijose esanti žalioji grupė, bent jau gynybiniai saugumo aspektais, tai tikrai, kaip visada, pranašų savo tėvynėje nebūsi, bet gerai, kad Europa į mus įsiklauso ir kol čia šitie socdemai maudosi purve, mes bandome apsaugoti mūsų sienas su Europos pinigais, pakelti visą karinę pramonę ir aišku, diskusija ėjo dar toliau. To mums turbūt neužteks. Mums turbūt reikia net eiti į gynybos sąjungą, nes nežinia, kaip pasibaigs kitą savaitę vėl prasidėsiantis Trumpo susitikimas su Orbanu ir Putinu, kur link jie nueis. Aišku, turime pripažinti, kol kas amerikiečiai bent parduoda mums savo ginklus, mes kol kas jų tokių neturim, betgi galim turėtume įsigyti, tam, kad nereikėtų 80% mūsų pinigų leisti už jūrų marių ir tik 20% patys sugebam čia pasigaminti Europoje. Ir aišku, kol kas amerikiečiai dalinasi žvalgybinę informaciją, kurios mes neturim tokios tikslios. Tiesiog, ukrainiečiai negalėtų naikinti tų taikinių Rusijos gelmėje, jeigu ne amerikiečių žvalgybinė informacija. Bet, žinoma, norėtųsi, kad Amerika būtų dar arčiau mūsų, nes kol kas mes patys su savo pinigais giname Ukrainą. Ir, pridėsiu tokiu paskutinę viltim, ir čia daugiau galima nebekalbėti. Aš jaučiu, kad Europa pradeda judėti link tų įšaldytų rusų pinigų panaudojimo. Jeigu jau amerikiečiai mus neremia, mes tikrai išnaudojame, kiek galime, ypač Šiaurės Baltijos šalyse, Vokietijoje, Lenkijoje, remiame tą gynybą, tačiau kodėl mes turime naudoti tik savo pinigus? Paimkime visas rusų jachtas, viską, kas yra iššaldyta,
visus aktyvus ir panaudokime. Rusai turi žinoti, kad kitą kartą, kai jie tokias ekskursijas darys, jie labai brangiai užmokės. Ir aš manau, tai yra tik diskusijos pradžia, kaip galime ne tik per gynybą, bet per savotišką puolimą atgrasyti Rusiją. Ir man patiko, bendra nuotaika yra labai lietuviška visoje Europoje ir galima to didžiuotis, kad bent po 3-4 dešimtmečių mes padarėme viską, kad mūsų Europą, bent jau mūsų partija, kad Europą girdėtų. Amen. Jo, paantrinant, man labai buvo gražu, kaip visi, kaip ir ten esantys, tiek norėjo iš dalies prisitaikyti prie mūsų ir visi vos ne bandė parodyti, kas labiausiai myli Ukrainą. Visi taip tokį susitelkimą už laisvę, už gynybą ir už Ukrainą svarbiausia norėjo tokį įjungti. Be to, šiaip, vėlgi, žinot, aš labai mėgstu kalbėti apie emocijas ir simboliką. Man buvo labai simboliška ir teisinga, kad per tą vakarinę dalį, per vakarienę, kur visi jau susirinkę, taip, pasikalbėt, mažiau oficialiai pabūt, bet aišku, buvo sveikinimo kalbos. Ir kalbėjo mūsų partijos garbės pirmininkas ir idėjinis tėvas ir Lietuvos nepriklausomybės nešėjas, vienas iš stipriausių Vytautas Landsbergis. Ir aišku, kol kiti kalbėjo, kol buvo kitos ten įžanginės kalbos, kol kalbėjo Manfredas, Benkunskas, Kasčiūnas, tada buvo sunkiau sugaudyti auditorijos dėmesį, bet kai tik pradėjo kalbėti profesorius Landsbergis, visi nutilo, visi arčiau priejo ir klausėsi. Ir tai tik parodo, kad nors ir profesorius nebėra aktyvioje politikoje, vis tiek jis kažką tada reiškia ir kažką vis dar reiškia mūsų partneriams ir broliams iš visos Europos ir net už ES ribų. Tai man čia gal ir gražiausias pats momentas buvo. Įkimenu paskutinius jo žodžius Europos Sąjungai, kurias jisai sakė, nebūkite Titanikas, kuriame gražiai groja paskutinės Mozarto gaidos ir mes einame į pražūtį, susijunkime, susivienykime. Mes nepataikaukime Rusijai, ką darėme visus tos dešimtmečius. Beje, jis pabrėžė ir būtinybę tvirtinti tą transatlantinį ryšį, nes šita šeima, kad ir kaip sunku būtų šiuo metu, vis dėlto nenori leisti, kad rusai mus atskirtų nuo Vašingtono, tai bus sunkus darbas, bet aš manau, mes tai padarysim. Galų gale, pirmas žingsnis yra Europa su mumis ir esu įsitikinęs, ką ir pasakiau savo pasisakymę toje asamblėjai, kai mes visus namų darbus čia Europai padarysime, amerikiečiai tikrai ateis. Jie eina visada paskutinę minutę, jie visada ateina, padarė visas įmanomas klaidas iki tol, bet jie ateina. Ir kol jie ateina, tol, ir rusai pas mus neateina. Tikėkime, aišku, kad mums pavyks įsaugoti ir tas karinės paramas Amerikos ir karinį Amerikos buvimą. Tikiuosi, kad taip. Beje, amerikiečiai pradeda mums skambinti vis dažniau, ypač lietuviams, matydami, kaip mes tą gynybą Europoje formuojam. Jie labai nori, kad patys išliktų barščiuose, nes jie mato, kad europiečiai pradeda kelti labai rimtus pinigus ir jie klausia, o kaip mes? Kaip mes, kai kurie ironiškai sako, tai dalyvaukit mūsų žaidime, nereikės klausti. Pavyzdžiui, yra toks mechanizmas PURL, Prioritized Ukrainian Requirement List, kur mes užperkam pinigus, užperkam jų ginklus, ne visi tame dalyvauja, prancūzai, net britai nedalyvauja. Bet, mėly amerikiečiai, faina, kad jūs tai parduodat mums ginklus, bet gal sąžinės krislas kažkada vis dėlto sujudės ir jūs suprasite, kad ukrainiečiai miršta ir už jūsų laisvę, ir už jūsų amerikietišką laisvę, ir už jūsų amerikietišką svajonę. Aišku, ir mes turime daugiau padirbėti Amerikoje, kad jie suprastų, tai manau, padarysim tai. O kol kas visi važiuojame į Berliną. Sutinku. Ir nors ši savaitė labai paliko su pozityviomis nuotaikomis, vis dėlto greta to atsirado ir, bent jau man, priežastis vėl sunerimti. Atsirado šitą naujieną, kad
kaip jau anksčiau minėjot, vyks Putino ir Trumpo susitikimas Budapešte. Nu, čia jau kelia daug klausimų dėl to, kad patys vengrai šiaip priklauso šitam tarptautiniai teisingumo, kaip net lietuviškai tas trumpinys išsiverčia, ICC priklauso. Būtent. Ir vis dėlto jie yra pasirengę priimti Putiną, čia jau, bet nestebina, čia yra liūdna, bet nestebina. Bet jūsų nuomonė, ko mes galime tikėtis iš šito susitikimo? Ar čia bus dar viena Alianska, ar čia bus dar blogiau Ukrainai, nei buvo Aš visą laiką noriu tikėtis, kad bus geriau, bet paprastai po tokių raudonų kilimų Putinui pasidaro tik blogiau. Ir nesvarbu, ką mes galvojam apie tai, kad Trumpas apie tai galvoja. Svarbu, kaip tai interpretuoja Putinas. Putinas tai mato kaip dar vieną mūsų kvailumų ir silpnumų įrodymą. Ir mano, kad mes jam leidžiame viską. Po Aliaskos tu pats matei. Žymiai daugiau dronų, žymiai agresyvesnė rusų karinė kompanija. Jau nepaiso jokių raudonų linijų. Aš buvau Ukrainoje iškart po Aliaskos ir tikrai galėjai pastebėti, koks skirtumas buvo prieš Aliaską ir po. Iš karto 100 kartų daugiau dronų, sprogimų ir mirčių. Taip, ir žinai, ir aš labai bijau, kad bus dar blogiau, jeigu Trumpas nueis tik rusiškų takelių, vėl šlovindamas tą Kraugerį, tai galime tik tai prisisiekti diržus ir tikrai nedaryti kvailysčių dėl gynybos biudžetų, tikrai visus pinigus leis gynybai, o ne trinkelėm ir nežinia kokiom dar rožiniam sosdemų ar žemaitaičio svajonėm. Atsibuskit, kokiam gyvenime, kokiam pasaulyje esam. Bet, kaip parašiau ir Facebook'e, Trumpas galėtų padaryti daug teisingų dalykų. Pavyzdžiui, jis galėtų pasakyti, kad mielasis nepirk rusų naftos ir dujų. Man nepatiko jo spaudos konferencija su Zelenskiu, kuris bandė Orbaną teisinti, žinai, jis turi vieną triubą ir nieko negali padaryti, jis matai jūrų neturi, palaukit, mėlėjai. Tai tas, žinai, triubas galima į kitas pusės per tą laiką pasukti, arba galima atsivežti naftą konteineriais, kaip net ir dujas galima suskysintas atsivesti. Nekalbėk tu, mielasis Orbanai, kad tai neįmanoma. Jeigu Indija didžioji išgirdo Trumpą, Orbanėlis neišgirs. Jis taip pat gali jam užlaužti rankas, kad jisai baigtų stabdyti Ukrainos dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Būtent Orbanas stabdo. Bet man šiaip labai nepatinka, nes realiai tie jo žodžiai gražūs apie Orbaną man skambėjo kaip rinkimų kompanija. Neužmirškime, kad Orbanas gali pralošti rinkimus. Ir taip pat neužmirškime, kad Trumpas ne visose vidurio Europos šalyse laimėjo rinkimus. Tai manau, kad jeigu jis per daug pavarys į Putino pusę, tai gali rikošetų baigtis blogai pačiam Orbanui, nes mes beje turim padaryti viską su tavim, Vincentai, kad atsivežti tą vengrų opozicijos lyderį į Lietuvą, padėti iš tikrųjų opozicijai laimėti, nes jeigu mes esam tikri europiečiai ir tikri amerikiečiai, kuriems Amerikos svajonė svarbi, mes niekada nebalsuotume už Orbaną. Visiškai sutinku. Tai paskutinė mintis iš manęs yra, kad bandytume užtikrinti ir toliau savo darbais, ir savo mintimis, ir savo, šiaip gal net svarbiausia, pokalbiai su tais pačiais rinkėjais, su tais pačiais Lietuvos žmonėmis, kad mes ir jiems suteiktume šitos vilties, kad nepasiduotų ir kad neleistume savo emocijoms leisti rusams laimėti. Mums yra svarbiausia, kad iš tiesų šitos mintys, kurios buvo labai gražiai išsakytos per šią gražią konferenciją Lietuvoje, tas susitelkimas, kad mes visi tikime ne tik Ukrainos pergalę, bet visos Europos laisvės ir vakarų pergalę prieš blogį, prieš autokratiją. Mes turime tai įveiklinti ir įgyvendinti. Ir duokdie Kubiliui užteks stiprybės ir laiko ir apskritai europiečių susitelkimo, kad iš tiesų ta mūsų pačių dronų sienos iniciatyva iš tiesų įvyktų europinių lygmenių ir kad daug kitų planų, kurie užtikrintų mūsų laisvę, būtų iš tiesų įgyvendinti. Dabar jau man belieka pasakyti amen. Amen, tikrai. Gerai, ačiū labai Žygi ir iki sekančio.
why do you think this Vilnius meeting is interesting? Why it is important? Why did you came here? We are in a historic moment. The European Union will most likely next week on the council level decide to do concrete steps on defining a European pillar of defense. So the first time in history we have European defense pillar, mainly with a drones wall, and that's why there's no better place to discuss about the next steps like here in Lithuania. Thank you. So you think Vilnius is the best because we experienced it all, and you think now Europe is really listening to those strange countries on the eastern shores of the European continent? Lithuania, the Baltic countries were simply right. They warned us over decades now about the true nature of Russia and about Putin. And now everybody understood it in Europe. And that's why to further listen, to get an idea about the perspective from this point of view is for Europe decisive for the future. Today is also, I said it in my initial remarks, it's exactly today, on October 16, John Paul II, 47 years ago, was elected as a pope. And he had this vision of Europe whole and free, Europe, breathing with two lungs. Do you think if we defend Ukraine, if it's becoming member of European Union, can we create this big, strong Europe, spreading the wings all around? Of course, deepening integration. Do you think we are going to that moment? Well, I think we must go into this direction because otherwise we will have no say anymore on the international level. The European way of life will end if we are not united, if we don't find a common voice. And as you said it, the perspective of the Center Eastern European countries is a second part of a true European perspective. And I would even say it's more needed than ever before to get this idea about how to deal with issues, how to run a society, and how to be brave. And it is about defending the fundamental principles of Europe. So it's good to be united. It's good to be European. Thank you, President. Really, we are all Euro enthusiasts here. I was one of those deputy chief negotiators. I still remember referendum, and I think we made the most important step of this century to join your family. And thank you for all support. It was Thank you so much. President Pöttering, a lot of great Germans, to be honest, that led the way. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. Eva, so, I know you from actually a lot of people who created Lithuania. And some say that Swedes, they were really number one on the blocks, opening the doors to the West. So what do you remember? I remember, first of all, when I went to the Baltic states in the end of the 80s, 88, 89, and we saw the need for change, the need to have freedom to arrive. We were part of the Monday meetings, the Monday movements in Stockholm. We were a larger and larger group from Monday to Monday who met and stood up, no matter if it was snow and very cold or if it was very hot weather in the summer. We went to the Northern Story Square and showed our commitment to fight for the freedom of all the three Baltic states. I also remember when the Member of Parliament, Emanuelis Zingeris, was in the living room of our Secretary General of the Moderates Party, Gunnar Hökmark, the party who was at that time in government led by Prime Minister Carl Bildt. When Emanuelis Zingeris was leading the exile government from Gunnar Hökmark's living room. And Emanuelis was also, of course, the most frequent participant at the Monday meetings. Hunger strike. Do you remember hunger strike? Yes. Of Emanuelis? I remember the hunger strike. I also remember my dear friend, Professor Landsbergis, without us when he was so brave, standing up in front of attack. That was, to me, what brought freedom, not only to Lithuania, to all the three Baltic states. But Eva, can I just ask a question? Why did you see that we are different? We are not just Soviet people, because nobody believed us. Why Swedes?
believed in us? Why did you help, with all activities, actually underground activities? That was not so legal then, No, I went underground, and I remember I was hiding cash money, inside of my pants in order to enter the country because everything was like searched. But I thought that they wouldn't search a young girl from Sweden, so I actually got away with it. No, I saw you were different because you had a fighting spirit. You knew that you knew what you wanted, but also even more, what was important, that many of you had family in Sweden. So that is one of the reasons why Sweden was so committed to fight for your freedom. And Audronius is reminding us also about this interesting meeting in Gotland 1 year before independence. Pajauyės, I think it's also kind of a miracle because the left and right agreed to work together for freedom. 1 year before the vote. Was it also your idea, Eva? Well, it was our dear Prime Minister Carl Bildt who understood. We also had a member of the Swedish Parliament from the Moderate Party, Peter Luxe, who was an Estonian Swede, who understood the importance to fight for your freedom. But I remember in 1993 when we arranged our first meeting in Visby, we had Carl Bildt presenting his booklet, The Baltic Litmus Tests. I remember. That was very important. And at the same time, we had two important friends from the United States, Bob Novick and Ron Asmus. Ron Asmus later on became the Assistant Secretary of State for Democracy under Madeleine Albright. They presented a paper, The Baltic Enlargement to NATO. And that meeting was very important, and those documents were very important to us because that was also the foundation of our Visby meetings, discussing and working together on safety and security in the Baltic Sea region. And it has continued since ever then, since 1993 up until today. Thank you for this continuous moral, political, economic, overall, support, because it's because of you we are now part of EU and NATO, and we are strong and we are happy, and we work together in countries like Moldova and others. Thank you so much, Eva, for everything you do. And in Ukraine, Moldova, Ukraine, we fight together for the freedom of Belarus. And you cannot imagine how important you are now in that process, because you, more than anyone else, know what those countries need and what they have to go through in order to achieve the goals together with us. Thank you very much. Thank you so much. Wonderful. Great. Thank you, really. Hello, I'm here in this podcast of my dear friend Pavlinius. It is important to be here in Lithuania with all EPP, because defending freedom, it's defending from the Atlantic to the Baltic, from the Mediterranean, with the same determination. We are here because Lithuania's sovereignty, it's Europe's sovereignty, and we will not give an inch. Our member party, TSLKD, is defending our values from here, from Lithuania. And it is important for EPP to show our solidarity with the countries on the front line. Europe has woken up, and this political assembly is proof that defense is the first priority. Security is the precondition of freedom. There is no freedom without security. Europe will be the wall against which Putin's tyranny will crash. Lithuania is a symbol of freedom and
democracy, and its role in defense is fundamental. Europe needs to become a real power in the world, but that will only happen if it can defend itself. Change mindset from reaction to action. We must become sovereign and independent as Europeans. We need joint investments for drones, shielding, and cybersecurity. Security starts at our borders, but this is not where our values end. So this is the reason that we have to be united, together, all European Union, and defending our Defense Plan 2030. Because investing in defense is investing in our peace and in our freedom. Na, tikiuosi serija patiko. Man šiaip renginys labai patiko. Ir gražu ir gražiausia yra matyti tai, kad jau nebe mes keliaujame į užsienį, bet užsienis atvažiuoja pas mus ir iš mūsų mokosi ir veža, duok Dieve, mūsų idėjas, mūsų mintis, mūsų raginimus namo pas save. Tad tikiuosi, kad serija patiko ir susimatom kitą sykį. Iki.